Federacijų taurės turnyras tęsiasi ir A grupės kovos. Portugalija susitinka su Rusija, Meksika žais su Naujosios Zelandijos rinktinė. Apie abu mačus trumpai. Portugalija ir Rusija vienos galbūt įdomiausių grupių etapo rungtynių, žaidžia šeimininkai su Europos čempionais ir pagaliau turėtume pamatyti ir tikrai labai gerai užpildytas stadionų tribūnas, kas kol kas šiame turnyre yra nusivylimas, tai tikrai lankomumas. Portugalija ir Rusija turėtų sulaukti didelio dėmesio. Žiūrėsime, rusams padės namų sienos. Faktas toks, kad portugalai meistriškumu individualiu ir kaip komanda atrodo solidžiau, atrodo stipriau. Tai tikrai nereiškia, kad kaip ant lėkštutės bus lengva pergalė Portugalijai. Rusai su Naująja Zelandija paliko neblogą įspūdį, bet aišku, Zelandai yra vis tiek ne to kalibro varžovai. Ir su Portugalija mes matyt pažiūrėsime, koks yra realus šiai dienai Rusijos komandos pajėgumas. Portugalams reikalingi taškai, pirmas rungtynės sužaidė lygiosiamis, pergaliai slydo iš rankų su Meksika paskutinėmis minutėmis mačo, tai tikrai Rusija Portugalija galima būtų įvardinti kaip vienu iš centrinių grupių etapo mačų. O Meksika, Naujoji Zelandija, ten iš tikrųjų didelės intrigos nesitikiu, kai pamatėme prieš Rusiją, Zelandai turėjo visiškai bedantį puolimą, faktiškai nieko nesusikūrė, kaip ir spėjau, nepelnė įvarčio tose rungtynėse, pralaimėjo 2-0 ir manau, kad labai panašus scenarijus sulaukė su Meksikos rinktinė, kuri dar turi tikrai ką parodyti. Jie su Portugalai žaidė gerą mačą, jie visiškai pelnytai iškovojo tašką, parodė gražų, gerą futbolą, 2 įmušti įvarčiai ir tiek Čičerito puolėjas geros formos atrodo, tiek ir kūrentys komandos žaidėjai. O žinom, kad Meksika pasižymi solidžia gynyba, tai tikrai vėlgi nemanau, kad Zelandija turi labai gerus šansus stipriai pasipriešinti ir įmušti įvartį. Mano spėjimas būtų 2-0 ar 3-0 Meksikos pergalė tose rungtynėse. Įvykis, kurį renkuosi šią dieną, tai yra Portugalijos rinktinės laimėjimas. Manau, kad vertingas yra koeficientas už Portugalų pergalę ir Eurofutbol pinigus investuoju būtent į ją. Nors tai nėra visiškai saugus ar garantuotas įvykis, galbūt netoks akivaizdus, kaip kai spėjau Čilės pergalę prieš Kamerūną, tačiau, manau, koeficientas vertas rizikos. Portugalų vėlgi pusėje meistriškumas, tai, kad jiem reikia taškų, jie pirmą mačą sužaidė lygiosiamis, norint išeiti į pusfinalį jiems reikalinga bus pergalė. Ir jie dar netgi ir turi rezervų, pavyzdžiui, pirmose rungtynėse nepasirodė labai stiprus, talentingas atakuojantis saugas Bernardo Silva ir tie rezervai gal bus panaudoti rungtynėse su Rusija, o jeigu ir ne, tai mes matėm, kad ir Cristiano Ronaldo gerai pasiruošęs turnyrų ir veteranas Ricardo Quaresma ir kiti, todėl aš manau, kad tiesiog Portugalija yra galingesnė už Rusiją ir turėtų iškovoti pergalę, nepaisant to, kad rusai žaidžia namie.